Sveiki, šį kartą noriu pašnekėti apie virvučių šniūrų laikymą. Turime tvarkingai susipakuoti, susipiniuoti. Šis variantas, kaip aš rodau, nėra teisingas, kadangi suviniojus ant rankos šniūrą va šitai ir po to susukus, jisai vis tiek susipins. Tai va, parodysiu dabar variantą, kaip galima susiorganizuoti, susidėlioti virvę, kad jinai nesusipintų. Pirmas dalykas, jeigu virvė yra neilga, trumpa, galima panaudoti pirštus. Pirma, ant galo užrišame kilputę, kad žinotume, kad tai yra galas. Ir kadangi galas yra užrišta virvutė, jisai mažiau pinsis. Tada padarome štai šitai, tai yra kaip hipiai daro per koncertą, ir pradedame aštuoniukėmis dėlioti aplink pirštus virvę. Sakiau, šitas momentas tinka tik tais, kai virvė yra trumpa, nes daug netelpa ant pirštų. Tai vat, kaip pavyzdį dabar vat, panaudosiu vat, parakordą ilgą ir įsivaizduokim, kad jinai yra trumpesnė ir aš ją atsargiai nuimu, užvinioju šitaip, paskutinį galą prakišu ir vieną ir įsivaizduokim, kad jisai vat, laikosi. Ir dabar, kai mums reikia virvės, tiesiog paimam už tos vat, surištos kilpos ir traukiame. Ir vat, matote, kaip jisai gražiai išsitraukia. Puikiai išsitraukia. Jeigu virvė yra ilgesnė, kaip šiuo atveju parakordas 30 metrų virvės, tai susirandame du pagaliukus ir įsmeigiame į žemę mums norimos kilpos dydžio atstumu. Taigi, du pagaliukai, įsmeigiame į žemę. Vieną, aš noriu štai tokias būtų. Antrą ir tuo pačiu principu vieną galą padarę užrišę kilputę, pradedame aštuoniukėmis rinkuoti virvę. Rinkuojame virvę, kai surinkuosime pilną, apsuksime aplink centrą. Štai, einame į pabaigą, pasiliekame gale kokį metriuką laisvą, numauname pagaliukus, sargiai, kad nesusipintų mūsų dalykas ir tą laisvą galiuką tiesiog apsukam. Štai, viskas vyksta panašiai. Apiniuojam, paspaudžiam šiek tiek. Kai einam į pabaigą, per paskutinę kilputę ištraukiam laisvą į galą ir paveržiam. Štai toksai surinkuotas šniūras ir traukdami už šitos vat, pasižymėtos kilputės, matote, kad jis labai gražiai iškrenta ir nesusipina. Tai tiek.